Nagi, sveiki visi. Niekad kažkaip nepadarau jokių lietuviškų video. Vis postinu angliškai, kad suprastų užsieniečiai. Bet pagalvojau, kodėlgi nepadarius vieno lietuviško. Važiuoju į darbą iš ryto. Šiaip nėra laiko tos video daryti, bet galvoju dabar reikia vieną susukti. Ateina varžybos neužilgo už poros savaičių. Reikia, galvoju, pasipasakot, kaip pasiruošimas, kaip viskas, vis tiek, manau, lietuviai irgi seka ir palaiko. Tai lapkričio 1 dieną, šeštadienis, bus galima žiūrėti gyvai transliaciją iš Šveicarijos, iš Zuricho. Įmesiu šiaip linkus visus, kur bus galima tai žiūrėti. Plius įmesiu ir gal posterį vieną kitą. Nors šiaip gal matosi Instagram'e kur nors. Bus ne tik mano mečas, bet ir kiti mečiai. Visai įdomus. O dėl mano mečio, jo varžovas iš Kazachstano, pasaulio čempas irgi. Mes su juo buvom susitikę 23 metais pačiam Kazachstane ir jis vieną kartą mane nugalėjo, po to aš atsirevanšavau pusfinalyje. Ir man atrodo, jis buvo labai nepatenkintas, kad tikėjosi, kad taip visai kvalifikacijose praėjo mane su kairė ranka. O po to pasikrovė ir, man atrodo, jis nesitikėjo, kad aš jį taip prigausiu. Tai iškart po tų varžybų jis ten jau labai to revanšo visokių norėjo, labai supermečių norėjo. Ir galiausiai atgavo. 24 metais šiaip jisai vėl dalyvavo pasaulio čempionate. O aš turėjau kitų varžybų, tai jau praleidau tą oficialų į pasaulio čempionatą. Ir tenai jisai tada jau laimėjo su dešinė ranka 1 vietą, iki aukštesnėje netgi kategorijoje, iki 75 kg. O aš šiaip nesu laimėjęs iki 75 niekada, tik iki 70 laimėjau abiem rankom, tada 23. Tai tikrai varžovas vertas dėmesio, faktas. Plius vis žmonės šneka, kad jis dabar ypatingai ruošiasi stipriai. Svorį augina, visą kitą. Tai bus monstriukas tikriausiai. O aš kaip visą laiką iš savo bandysim sausgyslės įtraukti į žaidimą. Nereikia čia persistengti per daug raumenų kačelinimo. Aš vis dar laikaus tos teorijos, kad svarbiau sąnariai, sausgyslės daugiau dalyvauja negu tai raumenys, rankų lenkime ypač. Dėl to gal ir kartais vyresniems žmonėms, aš jau nebejaunas, toks 34 dabar. Bet vis dar, manau, įmanoma neblogai pasirodyti, vien dėl to, kad su amžiumi sąnariai, sausgyslės kartais visai gerai stiprėja. O jo varžovas jaunas, jam tik 21, man atrodo, buvo. Tai tokia situacija. Ką čia dar įdomesnio papasakoti? Treniruotės einasi gerai, iš tikrųjų. Manau, forma gal netgi bus pati geriausia, kiek yra buvę. Reikia tik dabar dar palaikytas porą savaičių tą gerą formą. Bet, manau, gerai išsilsėsim. Turėtų viskas būti puikiai. Jau patirties daug metų, vis tiek 16-17 metų jau sporte.
visai gerai esu atkalęs, kaip ten reikia prieš pačias varžybas viską pasiruošti. Svoris tik tai galėtų būti porą kilų didesnis, nes gaunas, kad kategorija iki 7,7, man taip apie 7,5, kartais 7,6 pavyksta pakelti. Nu, varžovas tai aišku nusimes, nuo kokių 79, nuo 80 jisai nusimes tus kelis kilus ir po to vėl ataugs. Tai faktas, kad per tą varžybų dieną jisai jau vėl bus kokie 80 minimum. O aš su tai savo 7,5 biški negerai, biški galėčiau. Nu, bet mano tą dietą nemėgstu tų angliavandenių, tai ant mėsos riebalų taip kažkaip sunku greičiausiai auginti. Bet, manau, bus gerai ir taip. Turėtų ištvermė būti geresnė negu varžovo, tai tikrai. Jeigu ir ten kokį vieną, antrą raundelį prasileisiu. Jeigu svarbiausia vieną kartą pagauti ir tada jau turėtų būti gerai. Bet čia, kaip ir sakiau, forma panašu, kad va, iš klubo draugai komentuoja, kad tikrai viena geriausių, kiek yra buvę. Tai manau, čia labai geras ženklas. Plus ir šiaip pats jaučiu, kad gerai visus draskautinai. Nu tai ką, 2 savaitėlės, dabar šiandien dar nueinu pats palengti. Taip lengvai trumpą tokią treniruotę. Ir po to pradėsim savaitę. Visai išjungsim viską, visai be veiksmo. Tokį gerą restartą pasidarysim. Ir po to paskutinę savaitę bandysiu vėl taip. Bandau tokią bangą šauti nuo biški. Dabar labai stipriai treniravomės. Tada biški visiškai restartas ir tada vėl po biški reikia įsibėgėti prieš pačią varžybų dieną, kad nebūčiau visai toks patižęs iš po ilgo poilsio. Reikia bandyti vėl taip po biški prie stalo lengvai apšilinėti, po biški šiaip kraują pravarinėti. Nu ką, ir jeigu laimė, po to bandysim vėl gauti gal tą titulinį mečą. Artūras Makarovas iš Rusijos yra atėmęs iš manęs tą titulą. Tai tikrai laukiu dabar to mečio, manau, jau būčiau vėl ready pilnai bandyti pralaužti Makarovą šį kartą. Reikia tik va lengvai praeiti pro Deinelį, Ustinovą ir tada galėsim toliau žiūrėti. Tai ką, valė, lietuviams toks, kaip sakant, papasakojimas apie situaciją. Tikiuosi palaikysit. Dar pasikartosiu lapkričio 1 dieną, šeštadienis čia. Ir linką įmesiu, kur galima nusipirkti streamą. Kas norėsit, įsigysit ir pažiūrėsit. Gyvai visada smagiau. Tai gerai. Čiau. Ranka atrodo stipriai, tai gerai. Iki.